Nu, ilgus metus Kampuočių kaimas pynė ir pina vainikus. Šiemet, kadangi švenčiam garbingą Lietuvos 1000 metų jubiliejų, tad ir mes nusprendėm paminėti būtent savo darbe šią garbingą datą. Ar kasmet jūsų kaimas paruoš žolinių vainiką? Taip, kasmet. Ir kas šiemet pynė, kas įprastai pina, ar jaunimas, ar daug įsijungia kaimo gyventi? Nu, paskutiniais metais daugiausia pina 4-5 Kampuočių merčios. Tai reiškia vyresnio jau amžiaus, mano amžiaus. Mano vardas Virginija Pajaulytė. Mes, Agurkių kaimas, kasmet pinam vainiką, tai yra jau mūsų tradicija. Ir manom, kad ateinančiais metais irgi įpinsim. Šiemet mes sumanėm nupinti Lietuvos 1000-mečio ženkliuką raitelį žaliame fone. Kas pynė, ar daug žmonių įsijungia į pynimo akciją? Deja, kasmet jaunimo mažėja ir įdomu, kaip tai bus ateityje. Ar šita tradicija vienok išliks mūsų kaime. Ačiū. Vainikas bus Burokų kaimo, jisai yra tokias mažas kašukas, jame yra Šventosios mergelės Marijos atvaizdo indėta ir simbolizuoja mergelę Mariją. Žolinės yra siejamos su derlinėmis, o rugiapjūtės pabaigtuvės tai niekad neapsieidavo be vainiko. Ir stengiamės draugija ir draugijos kolektyvai nupinti tuos ir tradicinius vainikus. Ir šiemet irgi draugijos vainikas buvo gal ne iš tokių visai pabaigtuvių, bet paprastas apvalus vainikas. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Melskimės, Dieve tu, kadaise laiminai Izraelio tautos, į tavo šventovę atneštas naujo derliaus aukas, tu Dovydo atžalą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus motina, šią dieną į dangų paėmęs apvainikavai. Parodai, išklausyk mūsų prašymus ir dosniai palaimink mus, jei šiuos žolynus ir vaisius, kuriuos tau dėkodami čia atnešėme. Padaryk, kad jie žmonėms ir gyvuliams būtų vaistas.
atėjo šiek tiek vėliau, kada išnyko jau tas kirtimas rugių rankomis, kada tos talkos sumažėjo. Gražu, kad dar išliko ta talka vainiko pynimo. Ir jeigu pasikeitė gal forma, tai būtent išliko dar žmonių susibūrimas, dar ta pagarba rugiui, o kartu ir duonai, kad dar branginama yra, kad žmonės neša, jau dabar ne šeimininkui neša į bažnyčią pašventinti tą vainiką, bet nešamos ir žolelės. Ir tikrai žolinių šventė labai susipina tą iki krikščioniškoji tradicija ir jau krikščioniškoji, nes tos žolelės jau krikščioniškoje tradicijoje susiejamos su mergelė Marija, su jos į dangų ėmimu, kada karstas liko tuščias ir tik tai rasta gėlelių, bet ji tikrai turi labai gilias tas iki krikščioniškas tradicijas ir liaudyje žolinė šventė yra labai paplitusi.